MKML Mantinga finalo ketvirto dalyvė yra Liudvinavo komanda, kuri šiandieną rezultatu 84-78 įveikė Kliaugos komandą bei seriją iki 3 pergalių laimėjo sausų rezultatu 3-0. Po rungtynių kalbiname Liudvinavo lyderį Liną Aksinavičių. Linai, sveikinu su papuolimu į finalinį ketvirtą ir sakykite, kokios tai buvo šios varžybos ir apskritai kokia tai buvo serija? Varžybos nebuvo labai sunkios, tai galbūt nusiteikimo trūko. Tai todėl gavosi tokia kova, nelabai šiandien susirinko. Vakar gimtadienį šventėm, tai sunkiai įsivažiavėm, gerai kad namie. Kokia tai buvo serija? Ar sunki? 3-0 rezultatas, manau viską pasaulyje. Sakyk, ar jautėsi labai didžiulis atotrūkis tarp komandų meistriškumo galbūt? Jautėsi, aišku, bet kaip sakyti, tik tai susimdavom ir rezultatas ir visų pusė. Sakyk, kokio varžovo laukite pusfinalyje? Oro ten, ne? Bet nežinau, su kuo bus kuo žaisti. Nelaukiu. Supratau, sakykit, ar jūsų komanda jau pasiekė tą optimalią sportinę formą ir tas žaidimas, kurį demonstruojate dabar, yra tas, kuriuo eisite iki galo, ar dar matote taisyklių? Pradžioje sezono labiau kažkaip dabar pametėm tą žaidimą, bet stengsimės ant finalinių kovų susigrąžinti. Ir kaip manote, ką labiausiai reikėtų pagerinti prieš finalinio ketvirto kovas? Visada problema gynyba yra atkovoti kamuoliai, tai jeigu šitą susitvarkysim, tai galim pakovoti stipriai. Supratau, šiandien rungtynėse nematėme keleto žaidėjų, sakykit, ar tai traumos galbūt, ar tiesiog reikalai? Gimtadienis buvo, aš sunkiai pasirinkti. PXNX komanda antrus metus iš eilės patenka į MKML Mantinga finalinį ketvirtą. Šį kartą rezultatu 84-71 PXNX komanda įveikė Amber Team Liudvinavo krepšininkus, laimėjo seriją 3-0 bei pateko į finalinį ketvirtą. Pauliau, sveikinu su laimėjimu tokiu antrus metus iš eilės ir sakykit, kokios tai buvo varžybos? Ką, visas šitos trejos varžybos, pirmos gan sunkios, man antros irgi, sakykim, sunkios, trečias jau kai 2-0 laiminėjom, tai kažkaip dėl tos nuotaikos atėjom žaisti. Ir taip gavosi, kad neina patiems žaisti, rezultatas nedaug sakykim, pirmavo visas varžybos šitas trečias. Sakykit, serija 3-0, iš pažiūros lyg ir nesunkiai peržengėte ketvirtfinalio barjerą, tačiau kaip iš tikrųjų buvo? Pakankamai sunkiai. Sakykim, nebuvo taip, kad pasivaikščioti, visą laiką reikėjo žaisti. Amber Team Liudvinavo komanda, kokį įspūdį paliko šie krepšininkai? Trūksta žaidėjų. Kartai, o dabar ties paskutinės šešiesi žaidė, čia pačių žaidėjų jau. Kaip manai, kas lėmė daugiausiai šioje serijoje nugalėtoje? Darbas, kuri komanda dirbo, kuri norėjo laimėti, kuri užsivedus. Žaidė nuo pirmos paskutinės minutės, tai tie laimė. PXNX antrus metus iš eilės patenka į MKML Mantinga finalinį ketvirtą. Sakykit, ar tai buvo tikslas prieš sezoną toks iškeltas papulti į finalinį ketvirtą? Ar galbūt aukštesnis tikslai jūsų komandoje iškelti? Tikslas tai pasiekti tik pernai pasiekti. Minimum. O kaip bus, tai bus galėjom net nepapulti tą ketvirtą, bet papuolėm. Pernai iškovojote bronzos medalius ir sakykit, apetitas kyla bevalgant, galbūt šiemet bandysit aukščiau užlipti? Tai bandysim viską, kiek įmanoma padarysim, ką galim. Kaip bus, taip bus. Sakykit, prieš kurią komandą jums būtų parankiau susitikti pusfinalyje? Liudvinavo, žinoma visi Liudvinavos komanda, kas tenai šiais metais ir iškėlė. Ir sakykit, kaip manai, kas yra šio finalinio ketvirto favoritai, tavo manimu? Dabar favoritais, kai susitiksim aikštelėj, pažiūrėsim, kam seksis tą dieną, kas labai norės į laimės. Ketvirtfinalio serija vyko iki 3 pergalių, o pusfinaliai bei finalai vyks iš vienų rungtynių. Sakyk, ar gali atsitikti tas netikėtumo faktorius suveikti? Ir kaip manai, kas daugiausiai lems nugalėtoje tenais? Užsispyrimas. Nepaleis. Kas nepaleis varžybų? Į duobę kris.